Aplinkybės yra visiškai nesvarbis. Kas ir svarbiausia tavo būties būsena. Tas ir pats svarbiausias dalykas. Dabar ką pavyzdys, ne? Tu sėdi, dirbi darbį dabar ir 9 valandą vakar. Tu dirbi kitoj laiką ir tu po to žinai, kad tu susiplanavai kažko veikti, laba nori, laba lauki. Ir tada bum, tau bosas ateina, sako, davai padirb dar 2 valandas, man laba reik, taip toliau, žodžiu, jeigu nedirbsi, išmesiu iš darbo, viskas. Viens gali būti tavo emocijas, iškart pykti, sužiūrėjant, viskas, kas dabar, kodėl ant šeimon aiškin, kas mums toks čia ir, kad taip galima daryti, bla bla. O dar viens pasirinkėms ir nuspręs, okei, gerai, ką tai bando man pasakyti, ką tas dalykas bando man išmokyti. Kam esmė? Bet kokį negatyvą, jeigu jis tai pasireiškia tau, gali paversti į pozityvą, nes tu duodi reikšmę dalykams, tik tu nusprendi, ką jie tau reiškia. Ir ką jie tau reiškia, a ne tik tau gali duoti specifinės emocijas, kurios reiškia tą patį, ką irgi tu nusprendėjai. Esmė ir tame, kad nesvarbu, kas į mūsų gyvenimą ateina, kas įsimanifestuoja, svarbu išlikti pozityviai būsenoj ir nuspręsti, ką tu darai su tom, ką tu nori išmokti iš to, ką tau tas dalykas reiškia, ką tau tas dalykas nori pasakyti. Nes jeigu tu galbūt būtum ėjus arba eisi namo tuo laiku, galbūt tave būtų tiesiog pertrinkus mašiną, bet tu pasirinkai išlikti pozityviai būsenai ir būti darbe, kad išgyventum. Nesvarbu, kas tau gyvenime ten, svarbiausia, ką tu darai su tom.